Jis yra nuostabus lanko saugotojas, vėlgi, kai tu taip šoki į orą, dalykai, darosi daug lengviau negu kitiems paprastiems mirtingiesiems. 1,6 bloko per 14 minučių praėjusiame sezone. Tiesa, suprantu, kad toks absoliutus skaičius nepernelyg jums daug ką pasako, ypač su antraplaniais žaidėjais, kurie, nepraleidžia daug laiko aikštelėje. Todėl iš tikrųjų visą statistiką, kai lyginame, tai geriau tą daryti tiesiog pagal procentus, ne pagal blokuotus metimus, o pagal blokų procentus. Tai yra, kiek žaidėjas blokuoja visų metimų, kuomet jis būna aikštelėje. Tai pavyzdžiui, Kao praėjusiame ACB lygos sezone blokuodavo net 10,5% visų dvitaškių metimų, kuomet jis būdavo aikštelėje. Ir toks jo rodiklis buvo geresnis negu 96% visų kitų lygos žaidėjų. Įspūdingas yra lanko saugojimas, ypač jeigu varžovai atakuoja ne jį, o kažką kitą jo komandoje, ir tuomet jis gali prisėlinti ir blokuoti tą metimo bandymą iš antros linijos. Tokiose situacijose jis yra tiesiog nepamainomas. Naujasis Žalgirio vidurio puolėjas tiesiog netaip smarkiai gąsdino varžovus. Varžovai vis tiek net 29% metimų atlikdavo aplink krepšį iš po krepšio, kuomet jis būdavo aikštelėje. Ir tai buvo vienas, sakykime taip, žemiau vidurkio rezultatų visoje ACB lygoje. Išvada tiesiog sujungus šias dvi statistikas ir matant tiesiog jo žaidimą gynyboje, Kao netaip stipriai įvaro baimę varžovams, kuomet jis yra po krepšiu. Galbūt dėl to, kad jis nėra labai jau didžiulis, o tiesiog labai šoka stipriai, bet mesti ir pataikyti per jį nebuvo niekam lengva nei ACB, nei Italijos lygoje.